Sveiki, mėlyjeji. Ypatingasis metas tarp dviejų užtemimų, pramintas užtemimo koridoriumi, tęsiasi. Kuo jis ypatingas? Kodėl jis laikomas mįslingu laiku? Atsiveria paslaptis. Išvystame tai, ko anksčiau nematėme. Apie save irgi sužinome dalykų, kurių nenumanėme, kad mes kažką galime, suprantame, kad turime kažkokių ypatingų galbūt gebėjimų, o gal ir nemenkų minusų. Būtent dabar verta analizuoti save. Ko aš nesugebu, ką aš darau blogai, kur reikėtų labiau pasistengti. Ir būti žymiai atlaidesniem aplinkiniam, artimiesiems, draugam, bendradarbiam, savo vadovam. Noras kritikuoti, kai esame stipriai įtakoti užtemimo koridorių galios, būna stipresnis. Tai iš tiesų gera proga įvertinti minusus ir pagalvoti, kaip tai pakeisti. Ir visiškai netinkamas laikas imtis kažko naujo iš esmės. Dabar vertiname, taisome klaidas, stengiamės būti geresni, kuo daugiau gerų darbų, nes šis laikas iš tiesų siejamas ir su karminių skolų grąžinimu. Jeigu mes kažką pametėme, praradome, galbūt tai tiesiog skola. Galbūt mes susimokėjome už kažkada kažkokį tai padarytą negerą darbą. Nepergyvenkime dėl to, ko netenkame per užtemimų koridorių ir kaip tik atvirkščiai stenkimės daugiau duoti. Duoti dabar yra žymiai geriau negu imti. Ši savaitė bus ypatinga ir tuo, kad pasikeičia zodiako ženklas. Saulė pereina iš svarstyklių į Skorpiono ženklą ir tai bus pirmadienio vakare 19:22 min. Pirmadienis apskritai kupinas permainų. Pirmadienį prasideda antra mėnulio fazė, laikas prieš mėnulio užtemimą, kupinas aktyvios energijos, kurią, kaip minėjau, naudojame korekcijai, mąstome, kas mumise negerai ir stengiamės šitos dalykus kažkaip tai koreguoti. Na ir pats mėnulio užtemimas. Jis bus vėlų šeštadienio vakarą, 23:15 min. Na, o kągi daryti per mėnulio užtemimą? Gal paprašiau būtų pasakyti, ko nedaryti. Šeštadienio vakaras tai tradicinis laikas, kai vaikštome į svečius, organizuojame šventes, įvairius susibūrimus. Susibūrimams, šventimams šis laikas yra visiškai netinkamas. Ir ypač jeigu tuo metu išpuola jūsų gimtadienis. Likite santūrūs. Atsiribokite nuo neprivalomo bendravimo. Iš tiesų egzistuoja ir tam tikros meditacijos, tam tikros praktikos skirtos mėnulio užtemimui. Stengiamasi pasinaudoti užtemimo energiją. Na, apie tai jūs galėsite paskaityti palmirashoroskopai.lt. Vienintelį, ką jūs turite atsiminti, kad praleisti šeštadienio vakarą santūriai ir beje, ankstyvo miego mėgėjam. Per mėnulio užtemimą nepatartina miegoti. Ir nors jis bus pakankamai vėlyvų metu, pasistengkite bent iki vidurnakčio likti budrus. Na, o kas laukia 12 zodiako ženklų, žiūrėkite toliau. Avinas. Ką svarbiausia turėtų avinai žinoti šią savaitę? Saulė pirmadienio vakare jau Skorpiono ženkle. Verta susirūpinti. Skorpionas tai iššūkių ženklas avinam. Laukia, matomai, išbandymai. Viliuosi, kad savaitės pradžioje avinukai su išbandymais nesusidurs. Tiesa, su viena sąlyga, jeigu niekur neskubės, viską apgalvos, susidėlios, aktyviam reikalų tvarkymui, pirma savaitės pusė netinkama. Na, o vienintelė diena, kai jie galėtų greitai ir efektingai išspręsti kilusius klausimus, būtų ketvirtadienis. Šiai dienai ir planuokite svarbiausius savaitės susitikimus,
Tvarkykite atsakingus reikalus. Penktadienis gal ir būtų nebloga diena, deja tai laikas jau prieš pat mėnulio užtemimą ir jūs galite būti pernelik emocingi, skubantis, neobjektyvūs ir linkę prieštarauti. Venkite prieštaravimų. Bet kokios priešstatos, konkurencija, viskas, kas susiję su mano ir jo kito nuomonė, šiuo metu netinka. Ieškokite neskirtumų, ieškokite, kas yra bendro, kas gali apjungti, kas gali kitą nuraminti. Nebūkite provokatoriais, bet ir patys mokėkite nereaguoti provokacijas. Na, svarbiausia, ką vienai turi atminti, užtemimas bus Jaučio ženkle. Jautis jūsų finansinė zona. Neskubėkite leisti pinigų. Visa ši savaitė tai tas laikas, kai saugome pinigus, turtą, sveikatą, na, svarbiausia, darnius santykius su antrąja pusė. Tikrai ne laikas reikšti pretenzijas, santykius aiškintis. Atidėkite. Ir gal net ir visą mėnesį Saulė tik ėjo į Skorpioną. Ir be aiškinimusi santykius su antrąja pusė, Skorpionas jums žada dar daug įvairių, įdomių ar nelabai įdomių išbandymų. Jautis. Nežinau, ar jaučius labai džiugina artėjantis mėnulio užtemimas, bet viliuosi, kad jie sugebės pasinaudoti tą stiprią energiją, kurią jums skirs kosmosas. Būsite išties energingi, žavūs, jūsų charizma išryškės. Bet nepamirškite, kad yra mėnulio užtemimas ir Saulė dabar jau Skorpiono ženkle. Tai reiškia, kad ir kokie jūs būsite žavūs, ypatingi ir išskirtiniai, bet turėsite labiau derantis prie aplinkinių. Turėsite būti atidesni antrai pusiai, atidesni visuomenės nuomoniai. Stenkitės išlaikyti pusiausvyrą, ieškokite visur aukso vidurio. Venkite kraštutinumų. Siekite partnerystės, palaikymo. Ir jums tikrai tas seksis, juk dabar Jupiteris jūsų ženkle ir esate apdovanoti ne tik sėkme, bet ir išmintimi. Labiau palanki bus pirma savaitės pusė reikalų tvarkymui, tad patarčiau suskubti bent jau per antradienį, trečiadienį susitvarkyti svarbiausius reikalus. Nuo ketvirtadienio verta jau atitolti nuo reikalų, daugiau laiko rasti poilsiui. Svarbu gerai išsimiegoti. Galbūt verta gerti raminančias arbatas, daryti kvėpavimo pratimus, na ir užtemimas. Užtemimo vakarą bent jau jaučiam tikrai miegoti nereikėtų, įsižiebkite žvakę ir prieš užtemimą pagalvokite, ko jūs norite atsikratyti gyvenime. Parašykite tai galbūt ant lapuko ir sudeginkite, paleiskite pavėjui, o po to užrašykite savo norus. Noriu tik tai priminti, kad mėnulio užtemimas tai nėra Saulės užtemimas ir norai jie daugiau yra susiję ne su kažkokiais įvykiais gyvenime, o su jūsų emocijom. Pagalvokite, kokios emocijos jūs slegia, ko jūs norėtumėte, gal kažkokių baimių, nerimų, įtarimų, pavydo atsikratyti ir kokiomis emocijomis norite užpildyti savo esybę. Galbūt tai bus ramybė, džiaugsmas, susižavėjimas šiuo pasauliu. Visa tai jums pavyks. Artėja ypatingai palankus jums laikas, nepamirškite, jau nuo lapkričio pradžios prie Jupiterio prisijungs dar ir baltasis mėnulis. Tad nepergyvenkite, jei bus kažkas nesklandaus, viskas pačiu greičiausiu laiku išsispręs ir pasikeis jūsų naudai. Dvyniai. Dvyniai vienas iš itin emocingų zodiako ženklų. Dvynių nuotaikų kaita itin greita. Na, kai artėja mėnulio užtemimas, antra mėnulio fazė, ko gero nuotaikų kaita taps ypatinga. Ar pavyks šį kartą dvyniams susitvarkyti su savo emocijom? Viliuosi, kad taip.
nes Saulė jau nuo pirmadienio vakaro Skorpiono ženkle. Skorpionas suteikia racionalumo dvyniam. Jie išmoksta viską ramiau vertinti, analizuoti, dėlioti, skaičiuoti, lyginti, tvarkingai susidėlioti. Manau, kad Skorpiono įtaka šį kartą dvyniam bus naudinga ir pozityvi. Na, kada tvarkyti reikalus šią savaitę? Bet ne visą savaitę sėkminga. Iš esmės jums turėtų viskas pavykti. Dienos, kai nebereikėtų niekuo rimtų užsiimti, būtų nebent savaitgalis, šeštadienis, sekmadienis, kaip tik sutampa su išeiginėmis. Be abejo, mėnulio užtemimas visada jaudrina emocijas, todėl iš anksto patarčiau planuoti ramų poilsį. Na, o pati sėkmingiausia ir bene įdomiausia diena šią savaitę bus sekmadienis. Tiksliau sakant, sekmadienio vakaras. Po 18 valandos prasidės jums ypatingas laikas, kai galimi ypatingi susitikimai, nepaprastos naujienos. Tai laikas, kai galite sužinoti kažką ypatingo, kas padės naudinga linkme keisti savo ateitį. Na, o šios savaitės pagrindinis uždavinys daugiau dėmesio skirti tvarkai savo gyvenime, sveikatos priežiūrai, na ir darbiniams reikalams. Vėžys. Tikriausiai vėžiam nereikia aiškinti, kas yra mėnulio užtemimas. Mėnulio užtemimas bene vienas pačių svarbiausių įvykių metuose vėžių gyvenime. Ir štai šeštadienį mes jį ir turėsime. Kaip elgtis, ką daryti? Saulė dabar jau bus jums palankiame Skorpiono ženkle ir manau, kad šitas užtemimas jums atneš daugiau džiaugsmo, nei nerimo, įtampos, sumišimo. Jūs būsite energingi, stiprus ir jums iš tikrųjų puikiai seksis spręsti visas susikaupusias problemas. Galite drąsiai nuo antradienio kibti į svarbius reikalus, viskas dėliosis taip, kaip reikia. Tiesa, kažko iš esmės naujo imtis tikrai nereikėtų. Nereikėtų veltis ir į nepatikrintus rizikingus reikalus. Čia bendra užtemimų taisyklė, kuri svarbi ne tik vėžiam, bet absoliučiai visiems. Užtemimai, nors jie ir atskleidžia mūsų slaptasias esybės pusės, mūsų nematomas mums patie mūsų gyvenimo pusės, bet kai kuriais klausimais mums pritrūksta aiškumo, įžvalgų, todėl kažko rizikingo ir pavojingo nereikia imtis niekam, nei vėžiam, nei kitų zodiako ženklų atstovam. Pačios sėkmingiausios, palankiausios dienos bus pirmadienis, antradienis. Neblogas ir ketvirtadienis, tarkim, svarbiam dalykiniam pokalbiui, susitikimui, susitarimui. Ką jau tądien susitarsite, tas ilgam taip ir bus. Penktadienis galbūt irgi būtų tinkamas dalykinių reikalų tvarkymui, bet su tam tikra išlyga. Tie reikalai, kuriuos tvarkysite, turi būti aiškus, patikrinti ir jūs turite tikrai žinoti, kad jūs nesivilite į jokius jums nežinomus slaptus reikalus. Na, pats mėnulio užtemimas bus Jaučio ženkle ir tai įspėtų. Neskubėkime nieko keisti. Neinicijuojame permainų. Tiesa, jei gyvenimas iš jūsų vis dėlto pareikalaus kažką pakeisti, tada kitas dalykas. Patys nesiveržėme, neskubame, išlaukime. Stengiamės išlošti laiko, kad turėtumėte kada pamastyti, įvertinti, sulaukti dienų po mėnulio užtemimo, kada bus ramiau, aiškiau, paprasčiau. Liūtas. Nuo pirmadienio vakaro jau Skorpiono metas. Skorpionas vandens ženklas, liūtai ugnies ženklas. Vanduo, ką daro, gesina ugnį. Štai toks ir bus ugnies gesinimas visam mėnesiui. Būsite taikesni, ramesni, labiau intravertiški,
labiau susitelkę savyje. Šeima namai taps prioritetu. Bent jau mėnesių neplanuokite jokių svarbių dalykinių reikalų. Ir jeigu kiltų toksai noras keisti darbovietę ar imtis naujos veiklos, tikrai nepatarčiau, nieko gero iš to neišeis. Ką dabar galima daryti? Na, ilsėti žinoma. Galbūt jau spėjote pavargti po vasaros atostogų, galite dabar mažas rudens atostogas savo pasiimti. Jeigu turite galimybę, pasistengkite daugiau dirbti iš namų. Viršvalandžius pamirškite. Na ir pagrindinis dėmesys dabar turi būti namai, šeima. Galite, jeigu norite, ir namų remontais užsiimti. Ir daugiau laiko skirkite dar šeimos vyresniesiems, tėvam, seneliam. Tai tas metas, kai laimingi ir saugus būsite savo namuose. Na, apie ką kalbės mėnulio užtemimas? Mėnulio užtemimas bus provokuojantis. Jis vers nervintis, blaškytis dėl kažkokių darbinių reikalų. Jausitės taip, tarsi būtumėt plėšomi į gabalus. Kažką svarbaus reikia atlikti darbe, bet tam neturite nei jėgų, nei laiko ir apskritai jokios motivacijos. Ir teisingai, ieškokit kompromiso. Stenkitės atidėti darbus, pasistengkite susitarti dėl kitų terminų. Iš tiesų, neapsikraukite darbais. Na, o šią savaitę, bet ne vienintelė diena, iš tiesų sąlyginai rami ir palanki reikalų tvarkymai bus ketvirtadienis. Mergelės. Šis užtemimas mergelių ypatingai nepalies. Vienintelis, kas jas dabar liečia, netgi sakyčiau, žnaibo, tai juodasis mėnulis. Tiesa, šitą žnaibimą jaučia ne visos mergelės, o būtent tos, kurios gimė ženklo pradžioje. Jom iš tiesų reikėtų atkreipti didesnį dėmesį į artėjantį mėnulio užtemimą. Jom nereikėtų planuoti kelionių, svarbių susitikimų. O kaip kitom? Kelionės iš esmės nebus labai tinkamas sumanimas, bet jeigu jūs gimėte rugsėjo viduryje ar netgi antroje pusėje, manyčiau, kad daug nerizikuosite, jeigu išvyksite į kokią nors saugią kelionę. Kokios dienos tinkamos reikalų tvarkymui? Savaitės pradžia. Tai pakankamai geras laikas įvairiems susitarimam, dėrybom. Jūs gausite tai, ką jūs norėsite. Na, o antrą savaitės pusę patarčiau didesnį dėmesį skirti jau darbų kokybei. Tuomet galite daugiau klaidų padaryti ir dėl to netgi patekti į savo vadovybės nemalonę. Na, o svarbiausia, aišku, sveikata. Būkite didesni. Savaitgalis nors ir užtemimų metas, bet gali būti visai džiugus. Ypač sekmadienis, sekmadienio vakaras. Žada džiugius susitikimus ir malonias naujienas. Svarstyklės. Pirmadienis paskutinė diena jūsų dominavimo, o po to jau estafetė perduodama skorpionam. Jums tai nieko blogo nežada. Tiesiog prasidės laikas, kai reikia realizuoti kilusius anksčiau sumanymus. Darbai toliau tikės savo vaga. Svarbiausia dabar nepersistengti. Turite nepamiršti, kad krentantis mėnulio mazgas jūsų ženkle ir tai reiškia, kad reikia išmokti save saugoti, taupyti savo jėgas, laiką, pinigus. Beje, apie pinigus. Užtemimas bus jaučio ženkle. Tai įspėjimas. Nerizikuoti pinigais. Nerizikuoti investuojant. Jeigu jau reikia pirkti vertingą daiktą, jūs turite būti garantuoti, kad jis tikrai vertingas ir kad tai bus jau tikrai tinkama investicija. Investicijos turi būti patikimos. Dabar tas laikas, kai bus lengva apsikrauti. Darba, reikalų tvarkymui praktiškai visą savaitę palanki. Savaitgalis kiek įtemptas ir sudėtingas, todėl patarčiau rinktis saugų ir ramų poilsį. Skorpionas.
Pirmadienį lyderystės estafetė iš svarstyklių ženklo pereina į jūsų. Dabar jūs tampate zodiako šis, zodiako lyderiai. Patys svarbiausi, patys galingiausi. Dabar visi koziriai jūsų rankose. Bus taip, kaip norėsite. O kaip norėsite jūs patys, kad būtų, reikėtų pagalvoti per soliarą. Tai yra per savo tikrąjį gimtadienį. Na, kada yra tikrasis soliaras, įmanoma sužinoti tik apskaičiavus. Mesgi gyvename vadovaudamasi netiksliu suapvalintų kalendoriumi, todėl kiekvienais metais mūsų tikrasis gimtadienis vyksta trupučiuką kitu laiku. Tai galima sužinoti jau pasižiūrėjusi į asmeninį horoskopą. Na, o bendri astrologiniai rodikliai kokiegi Skorpionam. Manyčiau, kad jausitės visai puikiai bent jau pirmą savaitės pusę. Todėl labiau sudėtingas problemas reikėtų spręsti antradienį, trečiadienį. Na, dar ketvirtadienio rytmetis palankus. Vėliau įtampos daugės ir nieko svarbaus vėlesniam dienom nepatarčiau skirti. Pats užtemimas bus šeštadienio vakare Jaučio ženkle. Ar tai įspėtų apie ką? Apie tai, kad turite tapti itin diplomatiški, atidūs. Apie tai, kad svarbiausias žmogus jūsų gyvenimą dabar tampa antroji pusė. Stenkitės prisitaikyti, prisiderinti, įvertinti. Na ir kaip anksčiau jau minėjau, jeigu jūsų gimtadienis užpuola šiomis dienomis, geriau nešvęsti gimtadienio arba visai, arba atidėti žymiai vėlesniu laiku. Atidėjimas tikrai nėra blogas dalykas. Bent jau karališkose šeimose taip manoma. Štai pažiūrėkite į anglišką karališką šeimą. Tradicija kokia. Po kelių mėnesių švenčiamas gimtadienis. Iš tiesų tai turi labai didelę energetinę prasme. Kuo vėliau gimtadienis švenčiamas, tuo geriau. Šaulys. Nuo pirmadienio kai kas keisis jūsų gyvenime. Saulė eina į Skorpiono ženklą. Reiškia, prasideda metas prieš jūsų gimtadienį. Paskutinis mėnuo iki gimtadienio, iki Šaulio ženklo. Kad ir kokie esate aktyvūs, kad ir kaip esate apsikrovę darbais, laikas viską pamiršti. Nieko naujo. Pradėkite baiginėti metų darbus, apibendrinkite juos. Taisykite klaidas, perdarinėkite kažką ir mažinkite tempus. Jau niekur nebeskubame, daugiau ilsimės. Raskite daugiau laiko pabūti vieni. Dabar labai gerai jūs veiks vandens procedūros. Jeigu ne baseinas, pagaliau yra vonia, yra dušas. Galbūt jūsų mieste teka upė ar yra ežeras. Raskite laiko ilgiau žiūrėti į vandenį, į vandens tėkmę, į raibuliavimą. Ir mažiau bendraukite su žmonėmis, su gamta atvirkščiai kuo daugiau. Jų dabar reikia truputį atitolti nuo socialinio pasaulio, nors Šaulys yra vienas pačių socialiausių ženklų. Ir pirmą savaitės pusę, beje, tai bus labai svarbu. Netgi jeigu bandysite tvarkyti reikalus, nieko gero iš to neišeis. Ko gero, tik vienintelė diena tinkama jau svarbesnių reikalų tvarkymų, tai būtų ketvirtadienis po pietų ir iš dalies penktadienis. Sakau iš dalies todėl, kad būtent tądien šauliai jau gali būti pakankamai įsitempę ir konfliktiški. Tądien jie gali norėti, kad viskas būtų pagal juos, pagal jų supratimą ir valią. Manyčiau, kad nieko gero iš to neišeis, įgysite dar naujų priešų ir pagaliau jūsų sėkmės ratuose padaugės. Na ir savaitgalis, kągi, savaitgaliui gero galima nuveikti. Susitvarkyti
susitvarkyti savo namuose, sutvarkyti savo mintis, peržiūrėti savo emocijų sanklodą. Tai laikas, kai mes atsirenkame, kas negerai ir išvalome. Išsivalome namus, išsivalome mintis, išsivalome nuo susikaupusių visokių negerų emocijų, nuoskaudų, nerimo. Puiku tam skirti šeštadienį. Vėlus vakaras, užtemimas, įsižiebiam žvakę. Manau, kad tai pats mylimiausias darbas, kurį mėgsta atlikti šauliai. Šaulys įžiebianti žvakę, tai tiesiog chrestomatinis šaulio įvaizdis. Tad rūpinkitės savo sveikata ir fizinė, ir dvasinė ramybė namuose ir pasistengkite tiesiog gerai pailsėti, atsipalaiduoti. Dabar jau prasideda laikas, kai reikia kuo daugiau ilsėtis. Ožiaragis. Nuo pirmadienio vakaro Saulė jau Skorpione. Skorpioną suteiksim daugiau laisvės. Atsiras naujų galimybių. Būsite manevringesni. Manyčiau, kad tai patiks. Bent jau savaitės pradžia bus iš tiesų sėkminga. Naudingi susitikimai, pasiūlymai. Savaitės pradžia bus puikiai pačių įvairiausių reikalų tvarkymui. Galite išgirsti naujų naudingų pasiūlymų. Priimkite juos. Galbūt nereikia tik tai skubėti iš karto realizuoti to, vis dėlto laikas tarp dviejų užtemimų. Bet būtent dabar jūs galite rasti tą patį teisingiausią kelią, kuriuo einant jūs laimėsite tą didįjį prizą. Savaitė sėkminga. Tiesa, veiklai tinkama tik pirma savaitės pusė. Nuo ketvirtadienio reikėtų palengva tolti nuo reikalų. Galbūt pereiti į darbą namuose. Prasideda metas, kai reikia ilsėtis, labiau pasirūpinti savo sveikata, na ir artimaisiais. Antra savaitės pusė – namų laikas. Užtemimas. Užtemimas įkvėps naujom gražiom emocijom, meiliai. Užtemimas bus jūsų romantikos ženklė jautyje. Galbūt kai kuriem vienišiem ožiaragiam pavyks netikėtai susipažinti ir su savo būsima antrąja pusė. Tiesa, tikslingai ieškoti romantiškos pažinties nepatarčiau, bet jeigu tai įvyktų atsitiktinai, tai jau lemtis. Tiem, kas turi vaikučių, patarčiau savaitgalį būkite atidesni jiem. Šitas užtemimas gali tapti iššūkiu jūsų vaikam. Vandenis. Vandeniam prasideda koncentracijos metas. Nuo pirmadienio vakaro, juk Skorpione jau bus Saulė. Ateina laikas, kai reikia rinktis kažką vieną, kai reikia apsispręsti. Bent jau veikloje, išsigryninti prioritetus. Puikus laikas veiklai. Kaipgi asmeniniuose santykiuose. Galimas daiktas, kad vandenis dabar ims kiek atsiriboti nuo širdies reikalų. Ir jeigu dabar vandenis sprendžia dilemą, ką rinktis, jausmai, santykiai arba, tarkim, veikla, taip vandenis dabar pasirinks veiklą. Todėl dėmesio tiem, kieno partneriai yra vandeniai. Atėjo tas laikas, kai vandenio negalima klausti, ką tu rinksies. Didelė tikimybė, kad vandenis jums atsuks nugarą ir pasakys, aš esu užsiėmęs, kai atsilaisvinsiu, aš tau atsakysiu. Ir tai ko gero bus po mėnesio, geriausiu atveju. Ko norėtų užtemimas, šis mėnulio užtemimas? Kad bent jau savaitgalį vandenį skirtų savo šeimai, namam ir tiems, kuriuos myli. Žuvis. Manyčiau, kad Saulės perėjimas į Skorpiono ženklą žuvim atneš tikrai lengvėjimą, tikrai nemažą džiaugsmą. Žuvim Skorpionas yra labai palankus ženklas, jos gali atsipalaiduoti ir pagaliau pasijusti savimi. Juk esmė žuvų kokia? Neptūnas su Jupiteriu, plėtra. Ir būtent tą reikalingą plėtrą, kurios taip geidžia žuvis, dabar jos įgis per Skorpiono ženklą.
Ir nors Saturnas ir toliau žuvų ženkle atneša daug rūpesčių žuvim, vis dėlto jom taps lengviau. Dabar jom taps lengviau realizuoti savo sumanymus. Būtent dabar jas pradės kiti girdėti, suprasti, stengsis padėti. Kuriam laikui reikalai spręsis jų naudai ir patarčiau išnaudoti žuvim tą palankųjį Skorpiono laiką, pačių vairiausių reikalų tvarkymui, kurie susiję tiek su dalykiniais reikalais, tiek su asmeniniais santykiais. Dabar viskas tik į gerą. Nuo pačios palankiausios dienos žuvim – antradienis, trečiadienis ir ketvirtadienio rytmetis. Na, kaipgi užtemimas? Šeštadienis gana įtemptas ir nebūtų tinkama žuvim vykti į keliones, į susitikimus. Tačiau sekmadienį viskas pasikeis. Sekmadienis, ypač sekmadienio vakaras, yra džiugus ir žada žuvim ne vieną malonę staigmeną.